Pašiūrę, pasišert gyvuliukų. Grįžom po 2 dienų poilsio atgal į ūkį. Prieš išvažiuojant dar buvo bėdelių šiokių tokių. Veršiavosi telyčia ir žiauriai sunkėjo. Teliukas traukėm su trosais ir kažką pažeidėm karviai greičiausiai. Ar nervą užspaudėm, ar kažką. Teliukas, ačiū Dievui, viskas gerai. O karvė dabar stojasi, bando stotis, bet galinės kojas labai sunkiai valdo. Nu, dar dedam viltis. Buvo ir veterinaras ir viską, kad gal dar atsigaus tai nervai, nes jinai, kai kojas mankštinį, jinai ir timpteli koją, nu, žodžiu, valdo. Bet jėgos labai mažai turi. Nu, tikėkimės, kad dar gal kažkaip kelias dienas palaukia. Šienaut, oras geras, bet šlapia labai. Kiekvieną dieną, kur buvau išvažiavęs, turėjom lietaus. Atrodo ir vėjas, ir saulė, ir naktį lietus, žodžiu. Nepadžiovena normaliai. O dabar važiuojam į Pašiūrę, pažiūrėsim, kas ten. Tai va, žodžiu, karvytė guli. Gramuloje dar va ką tik bandė keltis, nes kai vežinėjau ruloną kitaip gulėjo. O bet žodžiu, vargšė mūsų mažytė, vargšė. O čia va jos viršiokas, didelis, baisiai. Taip. Tai va, viršiokas. Šitas suėjusios į Pašiūrę. Šitie tai šūstribliam. Blemba, šiandien tai labai džiovina. Gal ir bus dar visai oro. Ką reikia jai atnešti šieną, ėda jinai, tai tegul ėda. Jo, sunkus reikalai ūkį. Tai žodžiu, fiskuoja. Šienaut neįmanoma. Tai bandom fiskuot, aišku šlapia, bet kažkas gaunas. Sudiskuosim, paliksim porai dienų, tada dar kartą ir pasėsim. Ir turėtų gautis va. Tai susidiskavau 7 tos hektariukus, nepilnai, liko 3 kampiukų, kur dar įvažiuoti negaliu, bet bent jau vieną kartą sudiskavau beveik visą lauką ir tada bandysim rytoj vakare, ko gero, po šienapjūtės. Dabar reikia atsikabinti diskas, užsikabinti presą. Nežinau, tėtis lygtais važiavo, neliktais, o važiavo į Uteną, Hansaflexe, perdarinėjo cilindrą, dėjo naują tą vožtuvą, vienu žodžiu viską naujai perdarė. Žiūrėsim, jeigu vis tiek dar striginės išmetant ruloną, tada nebežinau, kas kaltas, tada lieka tik paskirstytojas, bet maža tikimybė irgi nežinau. Žodžiu, reikia bandyti žiūrėti ir reikia kabintis presą, nes rytoj daug darbų laukia. Nuo ankstyvo ryto pradėsim šienavimus ir varysim visą dieną rytoj. Be sustojimų. Jeigu duos gamta. Dar ne nuo mūsų čia viskas priklauso. Tai va, reikia nuvažiuoti dar pasižiūrėti veršį ir turi vandens, gal reikės nuvežti. Ir yra kaip ir viskas tada. Tada tik darbuotis. Tai va, žodžiu, dirbam iki sutemų. Šitą karvę eina savo, mankštinam kojas, darom masažus visokius, išmelžinėti reikia. Ir visokia krūva dar darbų su ja, nu bet, nu gal.
kaip čia, viltis durnių motina, ne, nu gal padės. Tai visokiais būdais bandom, jeigu ne, tai ne, bet žinosim, kad buvom viską padarę. Tai va, šiaip jinai bando stotis, keliasi, tik tai čiurnas pas ją užsilenkia ir, nu, greičiausiai kažkur yra nervas užspaustas ir nevaldo. Tai tikėkimės, kad tik užspaustas ir jisai atsileis ir karvė vėl atsistos ant kojų. Gaila, karvių iš tikrųjų kiekvieno gyvūnėlio labai gaila ir dėl kiekvieno gyvybės kovojam iki galo visada. Niekada nenuleidžiam rankų, stengiamės, darom, tai tikėkimės ir čia viskas pavyks. O rytoj bandysim šienaut. Džiovino šiandien visai neblogai, dar per naktį aišku vanduo geriasi. Nu ir gal rytoj pajudėsim neblogai, tikiuosi. Šiandien nuo pat ankstyvo ryto prie gyvuliukų, tai veršiam vanduo, miltai, pašiūriai telyčią apėjau, pagirdžiau ir vienu žodžiu įvyko stebuklas. Tai jau atsistojo, išstovėjo gal 30 sekundžių, tai jau labai didelis rezultatas. Vieną koją jau atlenkė čiurną. Tai ko gero labai didelė tikimybė, kad jai viskas bus gerai. Tik reikia įdėti dar darbo, meilės, rūpesčio ir visko ir galimai jinai atsistos ir nueis. Tai va, dabar važiuosim šienaut. Šiandien didelis tikslas daug padaryti, o kaip gausis, tai neįsivaizduoju. Tai vienu žodžiu dabar dar rodo ir antradienį be lietaus, tai galimai turėsim 3 dienas šienapjūtės aktyvios. Tai tikėkimės daug pavyks padaryti, technika nepaves ir viskas bus gerai. Tikėjausi, kad čia pavyks, bet blemba šlapiau negu buvo praeitą savaitę. Eina savo. Važiuojam ieškot, kur šienaut. Va. Ką tu čia prišienausi? Įdomus meteliai. Oi, nu jo. Šienaut tai prišienausiu. Didelis laukas, viską, bet kaip reikės susirinkti, aš neįsivaizduoju. Šlapių vietų yra žiauriai. Ir kas svarbiausia, kad nei kiek nedžiūna atrodo. Jo, dar tokių metų nebuvo. Nu kažkaip žiūrėsim. Tad važiuoja tėtis, jau mačiau, sugriebs. Nu paliksiu dar šiek tiek, gal pradžius kažkiek, neįsivaizduoju. Bandysiu į vakarą susirinkti. Bet kosmosas. A ne? Agronomai. Kosmosas. Kažkaip agronomų nėra per daugiausiai. Lapė laksto. O šiaip jo, balos ir visur balos. Nors ir melioracija va čia yra, griovys eina melioracinis. Na jau tai melioracijai sakei per kiek metų turbūt. Nu šiandien dienelė, tai vienu žodžiu. Žodžiu, baigiau šienavimą. Važiuoju, galvoju, pažiūrėsiu kaip ten telyčia pašiūriai. Atvažiuoju, o pažiūriai šokiai. Šokiais vadinu, kai karvė pradeda atsigult, atsistot, kojom taip spardytai prieš veršiavimąsi, prieš pat veršiavimąsi. Tai va, pasėdėjau 10 minučių, nu žiūriu, kad čia nieko nebus.
Nuvažiavau namo, pavalgiau, kaip tik mama grįžo dar iš Ignalinos ir važiavom abu jau žiūrėt. Ir ką, jau galva koja išlindus, koja tik viena, kita užsilenkus, ko tik nedarėm visokiais būtais, kol nesukišom atgal viso teliuko pas mamą į gimdą ir neištiesinom kojas, tol nieko nesigavo. Žodžiu, ištraukėm teliuką vėl sunkiai su trosais ir ką jūs galvojat, dabar pašiūriai dvi gulinčios. Jo. Va taip. Nu, paskui nuvažiavau, susirinkau, ką sušienavau ir dabar važiuoju diskuoti. Reikia pabaigti šitą lauką. Gal pradžiuvo kažkiek, gal nepradžiuvo, bet reikia pabaigti. Nu, žodžiu, kažkas tokio, nežinau, kaip čia tarp šitų grumstų sudiks, bet turėtų sudygti kažkas. Jo. Nu, vasarą dar grumstų neturėjau niekada. Oi, tai po vakar dienos nieko nebesinori. Grįžom po 11 namo, kol viską apėjom, viską sužiūrėjom. O ta vakarykštė telyčia vakar atsistojo, tai gal ir viskas jai bus gerai. Šiaip nežinau, nu taip atsargiai viską darėm, neskubėjom, nieko. Su pirma telyčia tai tikrai skubėjom, nes reikėjo išvažiuoti. Bet nu, dabar tai tikrai atsargiai viską darėm. Ir turėtų būti tikrai viskas gerai. O su pirma nežinau, kaip ten baigsis, bet pamatysim. Dabar važiuojam nusivešim Miltam nusivešim Miltų, jo, jau galva žodžius gerai parenka žodžiu. Važiuojam veršiam nusivešim Miltų. Tada reikia važiuoti sudiskuoti 3 hektarus. Tada važiuosim šienaut, sukt ir vakare sėt. Nes taip pasirodo, kad nuo rytojaus rodo 2 savaitės lietų. Diena iš dienos lietų. Tai ilgai čia mums pabuvo ta vasara. Žodžiu, neturiu ką pasakyti. Tai va, koksai zuikis vaikštinėja. Bet aš dabar žiūriu, kad jisai čia apsiputos. Tai gal tai jau žindai, ką? Radai savo mamą? Mama stovi. Atnešiau miltų su vitaminais. Šita vokovytė šiek tiek silpnesnė, o kita visai gerai. O ta nestovi. O su ta ir nekokie reikalai. Čia kokie reikalai? Tuščia. Gastrolėse. Chebra. Oi, kokia tu gera. Kokia tu gera. Oi, oi, oi. Tai myli teliukus? Tai tu šaunuolė būsi, ką? Svetimą teliuką laižą. Dabar tik nesuprantu, ar jai reikia teliuko, ar jai nereikia teliuko. Kas pasakys? Nu kodėl? Malemba. Svarbiausia, tiek mažai liko padaryti. Ir nebepadarysiu. Todėl, kad pabirėjo guoliai. Guoliai pabirėjo. Aha, dabar
kaip gerai būtų turėti virvę. Tiesiog prisiriščiau ir pasikelčiau, o neturiu nei grandinės, nei virvės. Čia va karšta. Žodžiu, kaip visada. Nu jau dabar ką padarysi, tiek liks nepadaryta. O jis dargi sveria, blemba. Ką dabar belieka mums padaryti, kai neturim nei virvės ir nieko, tai važiuot namo. Nu va, čia gerai gavosi. Ratų nekliūna, nieko nekliūna ir lekiam. Kažką pavyko čia pasišienelt. Nepasakysi, kad labai daug, bet čia pabaigta. Bandom į tą lauką dar važiuoti, ten nemažai, apie 6-7 hektarai. Bet irgi būdavo balų seniau, tai nežinau, kam čia baigsis, bet reikia kažką daryti. O žolės čia daugiametės pievos, tai neįspūdingai. Kažkiek pavyko nusišienauti, bet jau ką, 1 valandą. Reikia važiuoti dar susirinkti kitose vietose, kur buvo. Palikta gal pradžiuvo. Ir tada važiuoti čia susirinkti. Ir vakare dar bandyti pasėti garstyčias. Nu, žodžiu. Nupratėsiu aš per šitas dienas. Dar va, kokį grožį radau. Nu, bet netyčia sudalgė. Perskridau. Gaila. Gražus dalykai. Į kolekciją. Į kolekciją dedam. Tai va, mama sakė, šitą buvo atsistojus, gal 10 minučių stovėjo. Tai gal pajaus ir jinai tas savo kojas kažkaip pabiški. O tu stovi, ne, mažutė, gerutė. Atsigausi tikėkimės. Nu. Tik jinai nenori savo grožio prisileisti. Nieko, grožis sustiprės, ne? Ir pats pasims, ko jam reikia, taip? O va tos, tai va tas rudas, gražus viršiokas labai. Miegat, pieno prigėrė, taip? Vargsti, duodės ir duodės. Karvytė. Kaip padaryti, kad tu atsistotum, ką? Vargo vakarienė. Tai nuvariau, susipresavau kitoj vietoje 8 rulonus ir atvažiavau, kur šiandien šienavau. Jo, kol kas eina, bet daug tokių vietų. Bet kurio iš šitų vietų gali sėsti taip, kad ojojoj. Reikia įsimest ruloną prieš ir tada liek. Truputėlį šuolis laikė įvyko, tai važiuojam sėt garstyčios. Susukau šiandien vieną ruloną ir tada viskas taip greitai. Ir va važiuojam sėt. Atsireguliavau normą
Persidėjau į rapso liežuvėlius. Nu, turėtų būti viskas gerai. Važiuojam bandyt. Dar niekada neteko sėt taip smulkius sėklus, taip su to rapso mechanizmu visu. Sėjam apie 13 kg į hektarą. Nu va, viens laukiuks pasėtas. Gražu. Dabar važiuojam į kitą, šiek tiek mažesnį. Ir bus viskas. O taip, tiek laiko užtrukta, kad pasėt eina savo. O koks gražus laukas. Gal net nesėt ir taip gražiai atrodo. Ne, reik pasėt, deklaruodamas nacionalinį įsipareigojimą, kad pasėliai būtų pasėti. Jau nesimato aišku per čia, bet jau liucerna lenda. Jau mėgsta jinai greitai augti. Nu va, ir pačiam. Gražus laukas. Tikrai gražiai įsidirba. Pusė 11, jo. Na, ir dar reikia eiti prie gyvuliukų. Jo, darbai nesibaigia. Žodžiu, šiandien darbinga diena. Čia visi sukratyti, ten sukratyti. Dabar taip, šita atsistoja, vaikšto ir jau čiurnos lankstosi. Žymiai geriau. Tada ją pradėjo žyst tas tamsiai rudas jos steliukas ir aš tada dar atvedžiau šitą šustreką. Šitas gal pažys kažkuria kitą, a ne? Draugas. Draugas. Ui, koks tu gražus draugas. Taip. O pati gražiausia tai man. Ai, paslėpus akis, o ten ta telyčia. Nes tokios rudos akis. Įdomios labai. Tai va. Su gyvuliais dabar sugulė. Fantastika. Ir dar padariau ten gardelį. Reikia atvežti, yra 2 teliukai dar mažesni. Reikia suvežti čia, nes tai namie girdai, tai čia girdai ir gaunasi košė makalošė. Nu ką, dabar susigirda mažosius. Tai va, žodžiu, pašiūrė situacija tokia. Čia jos vaikas, ten jos vaikas. Tas žinda tą, šitas žinda šitą. Žodžiu, apsikeitė vaikais. Bet esmė tokia, abi stovi. Žodžiu, skambutis nutraukė filmavimą, tai dabar nežinau, ką sakiau. Na, bet man tai čia savotiškas stebuklas, nežinau. Viršelį tau šiandien reikia auskariukus suvaryti. Palauk, tu žindi šitą, ne? Aha. Nu, sunkiai jos dar su tom kojom, bet jau. Jau. Ar jūs būsit šitie abudu be mamiai ir žysit, kurią norit? Ir taip gali būti. Jo. Ai, dar va šitie du atvažiavo. Telyčaitė ir buliukas. Birželiniai. O buliukas koks trenktas, lakštė čia, išvartė visus man vartus. Tai va. Nu, kol kas žiaurus vėjas, bet saulė šildo. Vakare rodo apie 10, kad nustos vėjas pūs, tai ko gero važiuosim purkšt mėžį.
nes gamta palanki šiam reikalui. Pradžiuvo neblogai, tai miežius reikia nusipurkšti. Miežiai, nežinau, netelpa, sprindis apie 30 cm aukščio, vakare pafilmuosiu. Tai jau praktiškai aukštesni negu praeitais metais kūlėm. Tai va. Nu, sunkiai tau su ta kojytė, bet nieko, prasivaikščios. Atsistoji, eini, tai turėtų būti viskas gerai. Kai tu ją kilnoji, tik tai dar ko gero kažkur užspaustas yra nervuks. Grožį tu mūsų. Tai kadangi su traktorium į laukus neįvažiuoju, tai prisiminsim tokį daiktą. Ne, juokauju. Einu barščių šienaut. Aš suprantu, jeigu jūs turit sodelį ten šiek tiek jaunų, tai dar taip susitvarkysi, bet kai pas mus jie auga visur, o šitaip va, tai vienintelis mūsų tvarkymo būdas yra to. Ir va taip va, prasieini prie jį. Ir viskas, daugiau mes prevencijos kitokios neturim. Žinau, kad reikia kast, užkast, iškast ir tada jie išnyksta, bet tokių plotų su kastuvu neprasieisi net ir norėdamas. Ir jie visur. Pas mus, nežinau, gal jau ir sakiau, bitininkas buvo, tai va, jisai užvežė šitą gėrį. Aš taip va eini su dalgium ir naikini. Nes jeigu šitas gėris paklius į kviečius ir jį nusikulsi su sėklom, svarbiausia yra nukirsti, iki kol nesubrandino sėklos. Kai subrandino sėklą ir jo pribirėjo, ojojoj, kiek bėdos. Bet va šitas laukas, pavyzdžiui, neartas ir veisiasi iš karto. Jeigu perari, būna daug švariau. Vis tiek jisai auga ir auga ir auga, bet būna švariau. O kviečių gražumas, ne? Vau! Aš tikėjausi, kad čia nieko gero nebus, bet čia bus. Čia bus labai gerai. Jo, čia yra savaitės darbas. Pastatyti šitas karves ant kojų. Pripratinti vėl, kad viršeliai žįstų jas. Ir viskas puikiai gavosi. Eina savo. Abi stovi, abi eina šieną ėst ir viskas labai sėkmingai. Tai ką, vėjas aprimo, važiuosim purkštą. Vasariniai miežiukai kokie. Auga, gražus. Tuoj gaus dar raskilos ir bus iš vis super. Gal šitam lauke ir turėtų užaugti. Pasidavė miltų, dabar badosi, kovoja. Gerai, ėda miltus, tai labai skaniai. Reikia dar atsivežti vandens. Mažėjam teliukam reikia pastatyti šieną. Ir šiandien ko gero lėksim namo. Ką rodo? Rodo lietų ir lieto. Karvės šiek tiek atsigavo. Reikia dabar dar nueit pažiūrėti, kaip ten jos atrodo. Ir tada jo, reikės nuvažiuoti namo. Nu va, pašiūriai pusryčiai vyksta. Pilnu tempu. Liuks, maladėts. Bet jos nėra labai patenkintas teliukais, bet nieko nepadarysi. Toks gyvenimas. Ar jūs į Melžimą norite eiti, ką? Į Melžimą norite eiti. Ten, žinok, lengviau nebus. Čia geriau. Aš manau, čia geriau. Taip. Gerai. Reikia
Aišku, dar yra to šieno, bet išvažiuosiu, tai jisai ir baigsis. Reikia užsivežti. Nu, visus darbus ir apsidirbau. Viską pasišėriau, pasigirdžiau, nusivežiau vandens. Viskas padaryta. Dabar ramybė. Tai vienu žodžiu dar pasižiūrėjau, pašiūrės poliai, nusėdęs vanduo. Tai dabar šiandien aišku važiuoju namo, bet kai grįšiu, jeigu orai neduos šienautis, galėsim gal pasibaigti pašiūrę. Čia irgi būtų geras reikalas. Nes jau manau, kad čia napjūtė keliasi į Liepą po truputį. Tai va ir grįžom į ūkį. Greitai prabėgo čia tos kelios dienos. Bet užlijo tai nevaikiškai, žodžiu. Vakar visą dieną, visą naktį varė lietus, žodžiu. O gaila, nes dabar rodo keletą gražesnių dienų. Galėtum neblogai pasišienaut, bet ką. Į laukus aišku neįvažiuosi. Nu žiūrim. Šiandien, rytoj jei nelis, tai gal pirmadienį, antradienį ir įvažiuotume. Kas belieka, ne? Belieka tik laukti. O dabar važiuojam veršę miltų pasiduosim ir važiuojam pasigirdyt veršelius. Pažiūrėsim, kaip mūsų karvės ligonės gyvena. Apeisim viską. Ir tokie šiandien darbai. Čia dar biškį perdarimų padariau, tai dabar krauna 13,1. Kai pasijungia antra panelė, nu dvigubai didesnė. Tai visai neblogai dabar. Ir akumo man 3 padalos atsirado ir turėtų laikyti piemuo. Turėtų pasikrauti geriau. Nu žiūrėsim, atvažiuosim vakare pažiūrėti kokie reikaliukai. Šitiem pasidaviau miltų. Važiuojam toliau žiūrėti gyvulių. Žodžiu, išleidau aš jas kaip bus, tai bus. Šita bjauri kaip velnias. Neprisileidžia teliuko, badasi, spardasi, gerai, kad teliukas jau biški vyresnis, tai jisai pasiema, ko jam reikia turbūt vis tiek. Nes tešmuo minkštas, bet dabar jos vėl jau su savo vaikais apsikeitusios. Nu žodžiu, čia vargas kažkoks, beprotnumis, va ką daro. Klausyk, važiuosi į Uteną, jeigu tu taip darai. Ir baigsis tavo nesąmonės. Blemba kokia bjauri. Abi bjaurios. Didžiausia klaida turbūt buvo padaryta, kad kai jos gulėjo, mes neatnešėm jai teliukų palaižyti. Ir jos dabar jų tiesiog nepažįsta, nesupranta, kad buvo teliukai, kad kas. Nu tėva nabu tą žindą, bet aš manau, kad ir šitą žindą, nes jos minkštesnis tešmuo. Nu jūsų dabar eilė, jums dabar dėmesio skirsiu dėmesio, viskas. Gerai. Tai apsidirbau visur aplink pašiūrę, viską susitvarkiau, pasidariau, pasigirdžiau, dabar dar nuvažiuoju pažiūrėti veršiam aptvarą, kaip ten kraunasi kas. Ir bus biškiai apsidaužyta. Sušilo oras, ačiū Dievui, pagaliau ir nelyja, tai jau gaiviau galima dirbti. Va, dabar kraunasi. 13,8. Va, čia kraunasi akumuliatorius, tikrai. Reiškia šitas šūdas. Tai daug daugiau pagamina. Va, jau turim pradžią. Garstyčios pradėjo dygti. Labai gerai. O liucerna... Nu, liucerna yra liucerna, ne? Žiūrėkit. Jau persprindė. Auga. Gerai, gal pavyks 3 kartus šiemet nupjaut, kai tiek drėgmės. Nes jinai auga gerai. Tai nuostabi gamta čia.
gražumėlis. Kalnai, kalneliai. Ir tai ką, gal su šituo video ir užbaikime. Rytoj įkelt norėčiau, tai šiandien reikia dar viską padaryti, sukarpyti. Ir įkelsiu tada jum į YouTube. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot ir pasimatysim kitam video. Iki.